Marijampolės kolegijoje į posėdį rinkosi dvi tarybos – darbą pradėjusi 2017-aisiais ir kadenciją jau baigusi ir naujai išrinkta 5 metų kadenciją pradedanti Marijampolės kolegijos taryba, kurią sudaro antrai kadencijai išrinkti Mykolo Riomerio universiteto profesorė Snieguolė Matulienė ir prokuroras Rimas Bradūnas, bei nauji nariai – bendrovės Mantinga valdybos pirmininkas Klemensas Agentas, Šakių rajono savivaldybės atstovas Darius Aštrauskas, Marijampolės kolegijos atstovės Vilija Botyrienė, Odeta Gluoksnytė, Kristina Miškinienė, Judita Simonavičienė, bendrovės Morita vadovas Vygantas Subačius. Tarybos nariai slaptu balsavimu išrinko tarybos pirmininką, ją perrinkta Snieguolė Matulienė. Pirmininkės siūlymų pavaduotojų išrinktas Klemensas Agentas. Startuojanti taryba perėmė ir tęs pradėtus darbus. Pirmiausia, ką reikia tęsti, tai tęsti kolegijos pakėlimą truputėlį aukštesnį lygmenį kokybės atžvilgių. Jeigu mes šios visus metus labai buvom susikoncentravę į, sakykime, įvertinimą išorinį institucinį ir mes jau tikriausiai žinote, kad gavome 7 metams, kas mus labai džiugino. Tai dabar tęsime studijų kokybės ir mokslo kokybės klausimo link. Ir čia iš tikrųjų reikės nemažai padirbėti tam, kad ir tarybos tam tikrų sprendimų ir stebint visą tai, kas vyksta aukštojo mokslo reformoje, tai manau, kad tų sprendimų tikrai bus ir darbų nusimato nemažai. Kalbant apie tikslus, pirmininkė juos brėžia ambicingus. Kad kolegija pagal infrastruktūrą atitiktų europinio lygmens aukštąją mokyklą. Tai aš kalbu tai, kad galėtų atsirasti ir naujas kolegijos pastatas ir investicija į aplinką, į pačią infrastruktūrą. Toliau labai norisi kalbėti apie žmogiškuosius išteklius, tai yra apie dėstytojų personalą. Čia iš tikrųjų kolegijoje yra sukaupta labai daug profesionalų. Tačiau juos norėtųsi pakilėti truputėlį aukštesnį lygmenį. Tai reiškia, kad nukreipti juos studijuoti doktorantūrą, aišku, čia tarybos sprendimų mažai, bet, kaip aš sakau, iškeltas tikslas siekti tam tikrų mokslinio strateginio tikslo, kad iškelti daugiau taškų surinktų kolegiją ir panašiai. Tai pirmiausia reikėtų pradėti nuo personalo. Ir personalas turi jaustis labai gerai. Tai ir darbo atlygis, ir motyvacinė sistema, aš manau, kad čia taryba turės irgi ką padirbėti šiuo klausimu. Pirmininkė tikisi, kad bendram labui susitelks visa kolegijos bendruomenė ir neįveikiamų kliūčių nebus. Tuo labiau, kad taryba pasiruošusi tarpininkauti, ieškant instrumentų įvairių problemų sprendimui, nes kolegijos tarybos nusimatyti tikslai svarbus ne tik aukštajai mokyklai, bet ir miestui, regionui ir visai visuomeniai. Taip, todėl, kad investicijos visos į kolegiją turėtų ateiti ne tik iš valstybės, bet turėtų ateiti ir iš regiono. Vadinasi, taip kaip taryba puoselės savo darbą kartu nukreipdama į bendradarbiavimą su savivaldybėm, su verslu, su mokyklomis ir visa kita, tuo mes daugiau pasieksime, nes pritraukti jauną žmogų į kolegiją galima tik bendradarbiaujant su mokyklomis. Tarybos reikalas patvirtinti strateginės kryptis, kuriomis turi eiti kolegija. Tai vadinasi, betarpiškai tarybos nariai bendradarbiaudami ir bendraudami su socialiniais partneriais mes taip kolegiją lydėsim tame kelyje, kad ir pritrauktumėm jauną žmogų studijuoti kolegijoje ir likti Sūduvos regione, pritrauksime verslą, kad verslas neliktų nuošaly, o galvotų apie ateitį ir galvotų apie žmogiškų išteklių pritraukimą ir apmokymą Marijampolės kolegijoje. Ir trečia, kad regionas matytų kolegiją kaip aukštąjį mokslą teikiančią instituciją ir kad kolegija netaptų tik tai studijų centrų, bet ir taptų tam tikrų švietėjiškų ir kultūros centrų. Siekti ir pasiekti užsibrėžtų ambicingų tikslų naujai tarybai linkėjusi kolegijos direktorė taip pat dėkojo ir kadenciją baigusiai tarybai už sunkų darbą, ryžtingus, bet reikalingus ir pasiteisinusius sprendimus.